laidos tema ir yra tie 9 meno amatai. Antrą patarlės dalį kol kas nutylime, nes nebūtinai jų rezultatas yra toks niūrus, bet tai yra mūsų įvairių meno darbuotojų gyvenimo braižas. Iš tikrųjų, kad mes dažnai keičiame įvairius vaidmenis, kuruojame parodas, tada bėgame rašyti straipsnio, tada kuriame laidą, tada gal kai kurie ir patys kuriame meną ir nuolatos tos rolės persipina ir tai vyksta dėl daugybės įvairių priežasčių. Kad ir koks keistas tai yra darbas ir dažniausiai apie tą tokį daugybės vaidmenų kaitaliojimą mes savo bendruomenėje ir kalbame, kai kalbame apie darbo sąlygas, apie poilsį, apie galimybės ar negalimybės jo turėti. Kaip tu pati tame jautiesi? Ar visgi tai tas meno darbas yra darbas, ar tai yra labiau kažkokia kūrybiška vaidmenų keitimo veikla, kuri tiesiog mus pildo ir kaip tai atrodo visų kitų darbų fone? Tas darbas ir išsiskirsto tikriausiai į daugelį užduočių, kurios yra vienos yra kūrybinės, kitos yra visiškai nekūrybinės ir labiau administracinės ir organizacinės ir jų yra, tiesą sakant, didžioji dalis. Ir nors ir atrodo dažniausiai, kad menininkai, kūrybos darbuotojai įvairūs tiesiog su menu ir kultūra dirbantys žmonės, kad jų gyvenimas yra labai įvairus, spalvotas, nuostabus ir lengvas. Nesibaigianti šventė, bet ir tyrimai rodo, jog būtent menininkai jie dirba ilgiausias valandas, nes taip išeina, kad kai tavo veikla, ir turbūt verslininkai turbūt tą patį pasakytų, kad jeigu tu darai kažką pats savo ir savo įdomaus, tai valandų neskaičiuoji greičiausiai. Ir menininkai taip pat, jie tiesiog norėdami atlikti kažkokias užduotis, jie neskaičiuoja savo valandų, pradeda skaičiuoti tada, kada jau šlubuoja sveikata arba kada tiesiog pagalvoja, jog vis tik gyvenimas ne vien tik galbūt tik darbas. Bet yra ta dalis, kuri yra kultūrinė, įdomioji ir visus mus labiausiai džiuginanti. Tai tikriausiai ta kūrybinė dalis, kuri ir mus ir palaiko. Tad net jeigu mes ir turime didžiulį krūvį darbų, kuriuos tiesiog reikia padaryti ir nėra tokie įkvepiantis, yra ta dalis, kurios didelė labai dalis yra bendravimas su savo kolegomis ir menininkais ir kitais įdomiais žmonėm, kurie tiesiog motyvuoja toliau veikti. Įdomu tada yra pagalvoti, kada įvyksta iš tikrųjų tas džiaugsmo momentas, kuris visgi mus išlaiko tose pozicijose, nes iš tikrųjų yra kažkas truputį nepakartojamo, kai po tokių ilgų mėnesių tarsi be aiškaus rezultato ir kažkokių ganėtinai rutininių veiksmų tiesiog ima ir atsiranda koks nors fantastiškas performansas, kuris tave pravirkdo ir atrodo, kad tą pačią akimirką viskas yra atleista. Bet kokie yra tau, pavyzdžiui, tie momentai konkretus arba truputį abstraktesni, kai tu jautiesi gaunanti šitą dovaną, šitą kūrybinį atlygį? Dirbant kultūros srityje yra labai daug to nematomo darbo ir kaip ir minėjai, kad žmonėms yra kartais sunku suvokti, kad mes ne vien tik žiūrime paveikslus ar grožimės kažkuo, kad yra tas darbas, kuris yra pasislėpęs, bet yra tos sritis, kur tiesiog irgi jos tiesiog taip veikia ir žiūrovams mes pristatome tik tai gražiąją pusę, tik tai įdomiąją pusę. Yra tas geras labai klausimas, kas mums pačius ar mane šiuo atveju motyvuoja ir kas teikia didžiausią džiaugsmą. Ir tikriausiai labai patys paprasčiausi dalykai. Man labiausiai patinka tie momentai, kada mes su menininkais instaliuojame parodą ir tai yra porą dienų prieš parodą, kada dėliojame objektus, kalbamės apie juos ir kūrėme kartu tą erdvę, priklausomai nuo to, kiek reikia įsikišimo. Taip pat tas bendras tarimasis, kalbėjimas apie idėjas, kalbėjimas apie erdvę, man jis labai patinka ir man tiesiog tai yra, jeigu paroda trunka
2 mėnesius, tarkim, instaliavimas keletas dienų, tai tas instaliavimo momentas, kada reikia ir spręsti daugybę problemų techninių, bet tuo pačiu ir tai yra kuratorinės ir kūrybinės problemos, ten gimsta daugybė idėjų, kaip formuoti erdves, tai man labai šitas dalykas tikriausiai yra maloniausias, turint galvoj turbūt parodų organizavimo praktiką, kalbant apie žurnalo redagavimą, tai yra dar nedėkingesnis momentas dėl to, kad žurnalas Echo Gone Wrong yra internete ir atsiliepimų labai retai aš kada sulaukiu. Tai didžiausia dovana yra tikriausiai, kai užsienio kuratoriai pasako ir taip padaro dažnai, kai susitinki, kad mes renkamės menininkus iš šito žurnalo, mes žiūrime, sekame pulsą Baltijos šalių būtent šitame žurnale ir tai yra man asmeniškai labai svarbu, nes tada gali pamatyti tą savo darbo rezultatą. Aš manau, kad tas noras, užsibrėžimas toliau veikti šitoje srityje irgi labai priklauso nuo rezultato, kaip tu jį sugebi pamatyti. Nes dažnai mes tarp visų savo darbų nespėjame pasidžiaugti tuo ir nematom. Ir tada ta prasmė gali išslysti iš rankų. Ir tai yra tikrai jaudulingas toksai momentas, kai po tų ilgų mėnesių dažnai nematomo darbo, suradusi finansavimą, įsisavinusi finansavimą, supratusi menininkų poreikius, atlikusi visą schemą, kuri reikalinga pasiruošti, tu gali įeiti į salę arba tu gali pamatyti tą straipsnį, tą žurnalo numerį atsirandant ir matyti ne tik rezultatą, bet ir pagaliau būti kažkokiam pulse. Ir tie momentai yra tokie labai būtini ir man iš karto kyla net keli klausimai apie juos galvojant, nes kaip tau pavyzdžiui pačiai atrodytų, ar turėtų būti ta nematoma darbo pusė labiau matoma, ar mes pačios kaip meno darbuotojos esame atsakingos už tai, kad daugiau apie tai kalbėtume, ar tai yra iš viso įmanoma, nes pasaulis yra ganėtinai greitas, o ta meno ekosistema, jinai truputį yra paremta tam tikrų sulėtėjimų, kad tu visgi pasižiūrėtum į kūrinius, kad tu visgi apie juos parašytum ar bent jau pasakytum kažką viešai ir ilgus metus tai tarsi taip ir veikia. Ar yra kažkoks įmanomas būdas atitaisyti tą neteisybę, kad nuobodaus darbo yra gal kartais daugiau negu reikia, nes tai yra truputėlį ir apie specifines sąlygas. Tai negali peržengti tam tikros pusiausvyros, kur žmonės, kurių darbas yra skatinti visuomenės santykį su menu, tampa vien tik tai viešųjų pirkimų vykdytojais. Aš manau, kad ypač nepriklausomiems darbuotojams yra svarbu suderinti tą organizacinę dalį, tą, kuri yra galbūt sunkesnė, nors jin kartais irgi turi savito džiaugsmo ir savitų gerų dalykų joje ir tą kūrybinį. Tai ar mes turėtumėm daugiau viešinti, aš tiesą sakant nežinau, nes tai tarsi būtų dar vienas darbas, nes mūsų darbas yra viešinti tuos jau kultūros produktus. Jeigu mes dar viešinsime ir galvosime, kaip mums viešinti savo užkulisius, šitoj vietoje aš nežinau, kaip dar reikėtų rasti rankų tą padaryti ir dar daugiau idėjų ir minčių. Ką galima būtų padaryti, kad ta situacija kažkiek keistusi, tai tikriausiai labai daug priklauso ir nuo finansavimo, kiek mes galime turėti tų papildomų rankų, kurios padeda organizuoti dalykus, kurios padeda tą patį viešinimo darbą daryti, nes tikrai nepaslaptis, kad daugelis mes esame žmonės orkestrai ir vieni arba komandoje keliese darome didžiulius projektus ir tai yra tokia praktika, kuri nėra vien Lietuvos praktika, tai yra greičiausiai daugelie pasaulio šalių, tai tiesiog vyrauja. Žinoma, kitaip tikriausiai yra muziejuose, nes ten yra didesnės komandos, yra didesni pajėgumai.
Ką daryti tose institucijose, jau aš patarti negalėčiau, bet turbūt peržiūrėti irgi savo parodų, renginių organizavimo praktikas, įsivertinti, kur galbūt yra neišnaudojami resursai, kurie yra pernaudojami tie resursai ir tie patys ir žmogiškieji resursai, kaip planuoti tą laiką. Čia ir tikriausiai ir vadovavimo didelis dalykas yra, kaip yra rūpinamasi komanda, kuri galbūt nebūtinai turi gebėjimų įsivertinti, ypač dirbant su dideliais projektais, kiek jiems truks laiko vienus ir kitus dalykus daryti. Ir tas nepervargimo momentas yra, manau, kad irgi visų suinteresuotų grupių reikalas, tai nėra vien kažkokio vieno darbuotojo dalykas. Taip, visada gerai, kai nieko nereikia išnešti su neštuvais. Aš manau, kad vis mažiau ir mažiau reikia su neštuvais nešti. Bėda yra su kūrybiniais žmonėmis. Turbūt geroji bėda, kad yra krūva idėjų, kurios nuolat sukasi galvoje, krūva naujų projektų. Ir reikia atsirinkti, ką įgyvendinti, ką galbūt atidėti. Tai čia matyti irgi dar yra viena ta pervargimo ar per intensyvaus darbo problema, kad tiesiog norisi daug dalykų daryti, nes galva veikia. Kartais net su tam tikrais finansavimo ar kažkokių kitų socialinių, politinių ar net gamtinių sąlygų ciklais atrodo, kad būna tiesiog banga veiklų, kuriuom yra ypač sunku atsispirti, nes ta darbo ir gyvenimo ritmika yra tokia, kad nebūtinai žinome, kada kita banga bus. Ir labai svarbus yra individualus gebėjimas pasirūpinti, bet man taip pat yra visada įdomu, ką gali padaryti tie, kurie gali pasirūpinti mumis arba sudaryti mums sąlygas pasirūpinti mumis. Ir konkrečiai tavo kaip projektų erdvės, tai gyvos erdvės, veikiančios erdvės atveju, kas gali būti padaryta, kokie yra tie didžiausi poreikiai komandos dirbančios menininkų valdomoje erdvėje, kur tikriausiai reikia tam tikros veiksmų laisvės, reikia kažkaip galėti išlaikyti komandą, išlaikyti žmonės, nevykdant labai pelningos veiklos. Mes, kai su Neringa Černiauskaitė kūrėme Editorial, tai iš pat pradžių turėjom tokią nuostatą, kad tai yra tas projektas, kurio mes labai norim ir pačios kūrėm ir kad jis turi atitikti mūsų poreikius pirmiausia ir nebūti didelė našta. Tai turint galvoje mūsų patirtį kitose organizacijose ir jos kaip menininkės patirtį, mūsų tas bendros žinios ir suvokimas, kas yra darbas, apjungia šitoje vietoje ir mes tiesiog norėjom sukurti erdvę, kur ir pačios jaučiamės gerai ir menininkės, kurios pas mus eksponuojasi ir tie žmonės, kurie padeda techninę dalį įgyvendinti ir mūsų koordinatoriai, kad visi tiesiog jaustųsi gerai ir kad tai nebūtų dar viena našta, nes visiškai nesinori kurti institucijos ar organizacijos, kuri pablogina situaciją, bet šiuo atveju kažkaip noriu tikėti, kad mums pavyksta metai iš metų išlaikyti tą gerą atmosferą ir kurti aplink save bendruomenę, kuri ir vieni kitus palaiko labai stipriai ir tuo pačiu mes stengiamės, mūsų principas yra tiesiog pasitikėti žmonėmis. Ir stebuklai vyksta, kai žmonės pamato, jog yra jais pasitikima. Iš tiesų, nes vis dėlto erdvė yra eksperimentinė ir mes neturime labai griežtų reikalavimų ar taisyklių, kas tai turi būti. Labai dažnai kūrėjai ateina ir tiesiog viską pakeičia prieš tai apversdami visą erdvę aukštyn kojomis, bet kaip rezultatas vis dėlto būna dažniausiai ir labai geras. Mūsų akimis ir vertinimais, nežinau kaip kitų, bet
esmė tame, kad mums labai svarbu tie bendražmogiški santykiai. Ir man pačiai irgi tą džiaugsmą kelia daugiausia tie santykiai, kokius tu turi, kokius išlaikai ir per tuos metus, kai mes gyvuojame, jau dabar 9 susidarė žmonių nemažas būrys, kurie yra ir mūsų palaikytojai, ir tų menininkų palaikytojai, kurie pas mus rodosi. Tai man atrodo, reikia tiesiog žmogiškaisiais kriterijais vadovautis ir galvoti, kuriant naujas organizacijas, kokią jos darbo aplinką neša. Tas yra labai svarbu galvoti turbūt nuolat, nepasimetant tarp daugybės organizacinių dalykų, bet tiesiog įsivertinti, kad jeigu jau yra kažkur riba peržengiama, kaip tai visą tai susigrąžinti atgal. Tiesiog nuolat stebėti situaciją, manau, kad tai yra labai svarbu. Ir dirbti su žmonėms, su kuriais patinka patiems dirbti. Tas yra svarbu. Bet aš tą galiu sakyti iš tokios labai privilegijuotos perspektyvos, nes tai yra mūsų su Neringa parodų erdvė. Ir mes pačias renkame su kuo dirbti ir kaip dirbti. Tai nėra nuleidžiama kažkur iš galvos. Galbūt kitose organizacijose būtų ir kitaip. Tiesiog mes pačias kuriame tos principus. Mes daug kalbame dabar apie struktūras ir apie darbą ir kažkokias jėgas, kurios jį veikia, bet taip pat yra toksai meno ir kūrybos aspektas, kad tai visada yra truputį keista veikla. Tai visada yra kažkas, kas vyksta truputėlį kitokiais principais ir kartais yra sunku numatyti, kokias užduotis to nuobodžiuoju administraciniu būdu tau reikės iš tikrųjų išpildyti, nes gali tekti nusisamdyti būrėją, o gali tekti daryti 6 metrų aukščio dalyką iš betono. Tai man yra įdomu dabar pasikalbėti būtent apie tą keistumą, nes man atrodo, tai yra viena iš jėgų, kuri irgi labai veikia mūsų darbo pobūdį, kad kai dirbi su keistais dalykais, turi būti truputėlį įvairius kitus keistus dalykus galintis nuveikti žmogus. Kai dirbi su šiuolaikiniu menu labai ilgai, tai tiesiog tai yra įprasti dalykai. Ir tos visos užduotis, kurios įvardinai kaip keistas, tikriausiai daugeliui atrodo labai įprastos ir savaime suprantamos. Tai tas keistumas turbūt, man tai yra labai įdomi ir komplikuota sąvoka, nes tai tikriausiai irgi atėjo iš senesnių laikų, tas įsivaizdavimas, kad kūrėjas yra kažkoks kitoks. Jisai visuomeniai kažkaip kitaip veikia. Man tai yra problema dėl to, kad su tokiu įvardinimu tada yra tarsi ir atsakomybės kitos, tada tarsi priskiriami kūrėjams ir kitokie gebėjimai, kaip pavyzdžiui, kad galbūt nebūtinai kūrėjai gali kištis į politinį gyvenimą, kas mano galva yra visiška netiesa ir kūrėjai labai yra kompetitingi, tie, kurie domisi ir turi daugybę gerų idėjų ir labai svarbu, kad visi visuomenės segmentai gebėtų vienodai dalyvauti tame valstybės valdyme taip pat. Tai čia aš matau truputį problemą tame žodyje keistas, nes galima iš esmės bet ką pavadinti keistu, kas yra tau kažkuo neparankus arba kažkoks kitoks ir man reikia prie to taikytis. Bet galbūt atėjo metas, kada mes turėtumėm tiesiog priimti, kad visuomenė yra labai skirtinga ir kad žmonės veikia labai skirtingais būdais, bet dėl to jie nėra mažiau gebantis arba daugiau gebantis, jie tiesiog jie turi savitą veikimo būdą. Ir kažkam vieni atrodo keisti, kitiem tai atrodo visiškai normalus dalykas, galbūt tie žmonės labiau jaučia aplinką, jaučia įvykius tiek asmeninius, tiek pasaulio ir juos reaguoja. Turint galvoje, kad meno viena iš pagrindinių misijų ir yra reflektuoti tai, kas vyksta aplinkui. Tai galbūt taip,
turbūt tie žmonės yra jautresni viskam. Kūrėjai, menininkai, menininkės, jie sugeba tiesiog pajausti dalykus greičiau, galbūt greičiau juos apgalvoja, apmąsto ir tada parodo galbūt daugelį, ta prasme, paleidžia tas savo mintis į visuomenę, kuri jau arba priima, arba ne. Dažnai ir dažniausiai yra kažkokie svarbus įvykiai visuomenėje, jie būtent ir atsispindi mene. Labai dažnai mene yra sprendžiamas įvairios problemos, tiek politinės, tiek socialinės, kalbama apie klimato kaitą, iš esmės apie viską, būtent menas leidžia tas problemas įvardinti drąsiai, manau, kad tas jautrumas, jis ir taip pat yra ir drąsa, mano galva, tai labai susiję dalykai. Jautrumas, nors atrodo, kad tai yra priešinga, bet manau, kad rinktis būti savimi, rinktis priimti tą jautrumą ir galvoti apie jį kaip apie stiprybę, gali išvirsti į labai nuostabius dalykus.